Sveiki. Šiandien pakalbėsime apie smulkmenas, kurios pasiemusi kelionę, ji taps saugesnė, malonesnė ir galbūt pavyks išvengti netikėtumų. Tai yra 8 smulkus dalykai, kurie visiškai neužima vietos jūsų motociklo bagažo skyriuje, tačiau prireikus tikrai palengvina situaciją. Pirmasis iš jų tai šis smulkus laikrodis, kuris turi integruotą termometrą. Reiškia, jūs visą laiką matysite, kiek yra valandų, kada reikia atvykti tam tikrą vietą, lankytiną objektą. Be to, visą laiką matysite temperatūrų skirtumus pakilus į kalnus, bei indikaciją apie staigiai krintančią temperatūrą, jeigu pradėjo temti ar staigiai vėsti oras. Antrasis įrenginys tai yra ant vairo montuojamas 2 lizdų USB įkroviklis. Praktiškai visi šiuolaikiniai įrenginiai naudoja USB kaip savo maitinimo šaltinį, taigi jūs palengvins kelionėje telefono įkrovimą ar galbūt navigacijos įkrovimą. Trečiasis daiktas, štai šis kompaktiškas ant vairo montuojamas šalmo užraktas. Reiškia, kai jūs esate kelionėje ir norite palikti savo šalmą ant motociklo, nenorite nešti su savim, galite tiesiog jį saugiai užrakinti ant motociklo vairo per šalmo sagtį. Savo unikalų kodą sugalvoja, panaudoja šį kodinę spyną prirakinti ir palikti daiktus saugiai. Tam tikriems šalmams, kurie segami yra ne su 2D žiedo sagtimi, yra specialus perėjimas, kai tiesiog galite perverti per jį šalmo sagtelę ir užrakinti ant vairo. Ketvirtasis įrenginys, ar sakykime, pagalbininkas mūsų 8-kiai yra štai ši greičio palaikymo sistema, visiškai paprastai atrodanti, labai universali, pritaikoma praktiškai visiems motociklams. Ilgo kelionė važiuojant ilgus kilometrus, dažniausiai kairė ranka gali pailsėti, tačiau dešinioji visą laiką turi laikyti akceleratorių, taigi jinai būna labiau pavargus. Ant vairo sumontuojamas, rankos riešų prilaikomas, jūs galite visiškai atpaloti dešinę ranką, tiesiog riešų prilaikyti akceleratorių, o motociklas laikys pastovų greitį. Penktoji smulkmena, tai grandinės puškalas, visiškai kompaktiškas 100 ml talpos grandinės puškalas, kurio užtenka 3 kartams, bet jisai visiškai neužima vietos jūsų motociklo bagažinėje. 6., 7. ir 8. daiktai mūsų sąraše yra susiję su motociklo padangomis. Tai yra tais atvejais, kuomet padanga yra nuleidžiama, ar tai būtų kamerinė arba kamerinė, ir visi tie įrankiai yra skirti būtent išspręsti šiai situacijai. Pirmasis tai toks primityvus daiktas, kuris, atrodo, kam jis reikalingas, yra montiruoti. Padanga, jeigu nuleido jums padangą ir jinai nusibortavo nuo ratlankio, arba ją pradūrėte, arba pradūrėte kamerą, taip pat padangą nuimsite tik tai su tokiu įrankiu. Galite bandyti daryti su paprastais raktais, tai yra visiškai nepatogu, rizikuojate pakenkti ar suplėšyti kamerai. Su šiuo įrankiu tai viskas įvyks greitai ir sklandžiai. Taip pat neįsiversite ir be padangų remontinio komplekto, kuris yra skirtas tiek kamerinėms, tiek be kamerinėms padangoms. Jame yra visi įrankiai naudojami be kamerinių padangų lopimui, tai yra skylės padidinimui, to vadinamojo klijų siūlo įstatymui į padangą, taip pat visi įrankiai jo nupjovimui, oro balionėliai, jeigu reikės staigiai sakykime taip, ekstra atveju užpildyti padangą oru. Taip pat komplektas klijavimo lopų kamerai, jeigu tai yra kamerinės padangos. Tai visi klijai ir perėjimai balionėliams. Tačiau jeigu balionėlių neužtenka, kaip dažniausiai būna, jeigu pavyzdžiui padanga yra nusibortavusi, tai vienas balionėlis yra 1 atmosfera. Užbortuoti padangą reikės mažiausiai 5. Tokiu atveju mes naudojame štai tokį kelioninį, delne telpantį kompresorių, kuris gali užbortuoti ne tik motociklo, bet ir mašinos padangą. Jis pajėgus pripūsti iki 10 atmosferų. Tai yra 2 daugiau negu reikia, kad užbortuoti motociklo padangą. Motociklo padanga užbortuojama maždaug per 3 minutės. Kas yra stebėtinai mažas laiko tarpas motociklo padangai naudojant nepramoninį kompresorių. Ką mes jums ir pademonstruosime su štai šia kamera.
paprastu motocikliniu akumuliatoriumi. Kompresorius turi dvi jungtis. Viena yra išvestis tiesiai prie motociklo akumuliatoriaus. Tai reiškia, jūs turite pastoviai laidą, prie kurio pajungę kompresorių turėsite maitinimo šaltinį. Antrasis variantas yra vadinami gnybtai, kuriuos galite jungti prie bet kurio 12 V akumuliatoriaus. Primontuoti kompresorių prie ventilio ir tiesiog jį įjungti. Kaip matote, kamerą iš ties sunku nulaikyti, kadangi jį pripučiama labai greitai. Motociklo kamerai reikia maždaug 2 atmosferų. Tai kad šis problemos sprendimas užims gerokai mažiau laiko, negu tai įvyktų, tarkim, su balionėliais, kadangi jų reikės labai daug ir 3 greičiausiai nepakaks. Tai tiek apie rakanus, kurie jums pagelbės kelionėje, saugaus jums kelio ir gerų įspūdžių.